Sveiki, atvežėm paukščius į treniruotę. Labą dieną. Treniruosim paukščius iš Birštono krypties. Mums ten gaunasi 76-74 kilometrai, ne? Jo, man 70, tau 76. Nu, žiūrėsim, kaip jie skris. Pamoka gera jiems bus čia. Paukščių 118 bendroji krūvoje. Skaitau, žiūrėsim, kaip seksis. Jo. O! Paukščiams skristi rytų kryptimi, ką jie ir daro, o pusračiais tokiais mažais, nužiūrėt tiesiai ten, kur reikėtų. Palaukėme mes 45 minutės, atvažiavom 12:35, o išleidom, matysis, išleidom 13:10, jau po pirmos 10. Nu, o paukščiai būryje kyla netoli Birštonas. Vėjas gan palankus, žiūrėjom 5 metrai per sekundę, pietvakarių. Taip. Ten jie pasisuko. Ir nuskrydo. Ar Antanai matai tu? Už kalvos jos nuėjo. Už kalvos. Kalną neturėjom vietos, kur išleisti. Jo. Čia irgi gan tokia vieta, gan aukštoka. Buvo dar didesnis kalniukas, bet ten nebuvo kur leisti. Viskas gerai, gero skrydžio, lauksim sugrįžtant. Sėkmės visiems, iki.